Sveiki visiems, dar kartą. Tai mes toliau tęsime šnekėti apie nuoskaudų paleidimą, atleidimą, ištirpdymą. Va, šitas cikliukas paskaitėlių prasidėjo nuo to, kai nuo vieno video apie tai, kaip išlipti iš santykių duobės. Tai kadangi klausytojai užprašė apie nuoskaudas pašnekėti, nes ten buvo minima, kad viena iš sąlygų, kaip išlipti iš tų santykių duobės, yra atleisti nuoskaudas. Tai ir buvo paprašyta pakalbėti daugiau apie tų nuoskaudų paleidimą ir čia gausis daug tokių mažų temelių, kaip jas paleisti. Mes apžvelgsim vėliau ir praktikas. Dabar mes analizuojam, kaip padeda paleisti nuoskaudas mąstymo požiūrio keitimas. Ir taip pat kiti aspektai gyvenimo. Ir būtent šiandien aš ir noriu pakalbėti apie vieną iš tokių aspektų, tai yra apie gyvenimo laimės lygį. Ir tema vadinsis nuoskaudų paleidimas ir gyvenimo laimės lygis. Kaip laimingumas gyvenime, lygis laimės gyvenime koreliuoja su nuoskaudų paleidimu. Ir iš tikrųjų labai stipriai koreliuoja, labai stipriai susijęs. Įsivaizduokim, mes išlošiam milijoną eurų, gaunam, tą dieną be abejo mes būsim labai laimingi. Arba kitas pavyzdys, susipažinai su labai patraukliu žmogum, jis tau parodė dėmesį, tu jam parodė dėmesį, pirma meilė. Dabar įsivaizduokim, kažkas tai tave pradeda įžeidinėti, arba kažkas tau kažko nepadaro, ko prižadėjo, arba kažkas tave apkalbinėja už akių, kažkas bando tave pažeminti, arba dar kažkaip pakenkti. Tavęs tai neveikia taip stipriai, dėl to, kad tu esi įsimylėjęs, arba dėl to, kad tu tapai staigiai labai turtingu. Reiškia, jeigu tu išgyveni daug laimės iš kitų sričių, yra sunku nuoskaudai atsirasti. Čia mes tą visi suprantam, bet mes nesusimastom į tai. Kai tu esi laimingas tą dieną, net ir mašina pravažiuodama ir aptaškiusi tave, tau nesugadins daug nesugadins nuotaikos. Kažkieno pastabos, kažkieno tai įžeidimai nesugadins daug nuotaikos. Nes tu turi kompensaciją, tu turi laimę. Reiškia, tu praturtėjai arba tu susitikai ir užmezgėjai santykius su žmogum, kuris tau patinka. Galbūt mergina ilgai labai ieškojo antros pusės, ji nerado. Ir po 5 metų kažkas atsiranda arba pasvaikina. Arba jisai ilgai neturėjo darbą ir gauna darbo pasiūlymą ir priimamas į darbą. Bele koks toks geresnis, stambesnis atvejis gyvenime. Ir žmogus išgyvena laimę viduje. Ir su juo gali daryti, ką nori, jisai taip lengvai neužsigaus. Taip lengvai neužsigaus. Tai ką mes iš to galim padaryti išvadą? Išvada yra tokia. Jeigu mes pastebim, kad mes labai lengvai užsigaunam ir pas mus lengvai kaupiasi nuoskaudos ir mums sunku jas paleisti, tai yra viena iš priežasčių, yra tai, kad mums trūksta laimės gyvenime. tą aš noriu pasakyti.
Ir jeigu mes norime greičiau paleisti nuoskaudas, mes turime greičiau palaimingėti. Mes turim palaimingėti. Ir mano praktikoje lygiai tas pats pasitaikė, kad žmonės, kurie labai greitai užsigauna ir ilgai laiko nuoskaudas, tai yra nelaimingi žmonės. Mažiau turintis laimės negu vidutiniškai. Kažkur labai save uždarę, užsitrauminę, daug išgyvena liūdesio ir kitų pykčio, nepasitenkinimo. Bet jie greit užsigauna. Ir kas dar įdomiau, kad tie žmonės, jie labai greit atsuka ir kaltint pradeda tave. Netgi ten, kur paprastas žmogus neužsigautų ir nuoskaudos neišgyventų, tie žmonės išgyvena, nors tai yra jų problema, bet jie atsuka viską taip, kad atrodytų, kad yra tavo problema. Tai va. Ir koreliacija, ar tas, kaip pasakyti, sąsaja yra labai stipri. Kuo žmogus laimingesnis, tuo jam sunkiau sugadinti nuotaiką, tuo jam sunkiau sukurti nuoskaudą jo viduje. Kuo žmogus mažiau laimingas, tuo jam lengviau sugadinti nuotaiką, tuo jam lengviau sukelti skausmą širdyje, tuo jam lengviau įsižeisti, tuo jam lengviau išgyventi nuoskaudą. Ir tuo jam sunkiau paleisti tas nuoskaudas. Tai jeigu mes norime lengviau paleisti nuoskaudas, čia vat į šitą temą, aš patarčiau peržiūrėti savo gyvenimą ir peržiūrėti visus aspektus gyvenimo, kuriuos mes galime pataisyti, pakoreguoti, pagerinti. Ir jeigu mes matom, kad mes iš tikrųjų, jau pas mus toks kaip bruožas atsiranda, kad mes pastoviai įsižeidžiam, tai reikia pasižiūrėti, ar tikrai mums netrūksta laimės gyvenime. Galbūt yra kažkoks tai gyvenimo aspektas, kurį galima pagerinti. Tai čia šitas galioja visiems, bet dažnai žmogus nesusimasto, kad tai būtent jam padės nuoskaudas paleisti. Aišku, tai yra giluminis sprendimas, tai yra, sakykime, vienas iš tokių šakninių sprendimų, kuris padės, kaip pasakyti, su tom nuoskaudom dirbti. Apie tai mažai susimastoma, nes visiems reikia greito vaisto, kaip piliulę paimsiu, įmesiu paracetamolio ir temperatūra kris. Mūsų visa visuomenė tokia, greitai viskas spręsti, reikia greitai rezultato, nes nėra laiko. Bet nuoskaudas yra vienas iš tokių dalykų, kuriem nėra greito vaisto. O jeigu mes norime spręsti labai giliai, aplamai, kad mažiau įsižeidinėti, tai tada reikės daugiau ir sumokėti, reikės daugiau pastangų. Ir dabar pasižiūrėkim, kas sudaro žmogaus laimės lygį. Pirmiausia, čia net ir palei pasaulinę sociologų, psichologų praktiką, pirmas dėmuo, kuris sudaro laimės lygį, kuris pakelia laimės lygį, ne tai, kad pirmas, bet vienas iš pagrindinių dalykų, kuris pakelia laimės lygį, tai yra fizinė ir psichinė sveikata. Mes visi tą žinom, kad jeigu žmogus serga fiziškai, arba jeigu žmogus turi problemų su psichinė sveikata, pavyzdžiui, jis yra pervargęs, arba jis pastoviam strese, pastoviam nerime, pastoviam įtampoj, pastoviam nepasitenkinime ar liūdesyje, ar jo nervinė sistema išsekus ir taip toliau. Toks žmogaus laimės lygmuo nebus aukštas. Jis automatiškai neišgyvens daug gerų emocijų.
Taip? Ir jeigu mes, va čia yra įdomus dalykas, jeigu mes gerinsim savo fizinę sveikatą, psichinę sveikatą, tai bus susieta su mažesniu įsižeidinėjimu ir tai bus susieta su lengvesniu nuoskaudų paleidimu. Norim tikėkim, norim ne, bet tai bus susieta, nes tavo laimės lygmuo pakils, tu geriau jausies fiziškai, tu geriau jausies psichiškai ir tu paprasčiausiai lengviau paleisi tas nuoskaudas ir tu mažiau matysi prasmę įsižeis. Tau tiesiog lengvai nesiformuos ta nuoskauda. Vidinė laimė neleis tai nuoskaudai formuotis. O jeigu ir susiformuos, jinai nebus tokia gili ir plati, lyginant su tuo, jeigu tu būtum fiziškai silpnas, ligotas ar psichologiškai tau būtų sunku. Tai žmonės, kurie investuoja į sveikatą, fizinę sveikatą, psichinę sveikatą, natūraliai jie lengviau paleidžia nuoskaudas ir juos sunkiau įžeis. Nes pas juos laimės daugiau. Tai patarimas toksai, reiškia, investuokim į savo psichinę sveikatą ir fizinę sveikatą. Netgi paprastas dalykas ir visi mes tą žinom, tau sunku ant širdies, eini pabėgiot ir jau palengvėja. Elementarus dalykas. Arba padarai kvėpavimo pratimus, jogos ir tau jau palengvėja. O ką jau kalbėti apie tai, jeigu tu pradedi anksčiau eit miegot, tai beje yra susiję. Tu anksčiau eini miegot, anksčiau keliesi. Anksti ryte iš kosmoso eina daug energijos, pozityvios labai energijos. Jeigu tu dar ryte pamedituoji, padarai mankštą, padarai kvėpavimą, 100%. Tau bus lengviau su savo nuoskaudom ir tau bus žymiai sunkiau įsižeisti. Tave bus sunkiau įžeisti, nes tu užsikrausi gerą tonusą ryte. Jeigu tu pastiprini savo fizinę sveikatą, tu mažiau sergi, tu turi daugiau jėgų, tu turi tonuso, tavo nervinė sistema geriau funkcionuoja, tu mažiau įsižeidinėsi. Ir ateis momentas, kai tu vis labiau ir labiau pajausi, kad neverta laikyti šitų šiukšlių viduj, nes nuoskaudos yra kaip juodoji skylė, kuri į save viską traukia. Žmogus, kuris pradeda dirbti su savo psichikos sveikata, rimtai, su savo energetika, jisai mato, kad tai yra labai didelė prabanga laikyti nuoskaudas. Nuoskaudas laikyti yra labai didelė prabanga. Pykti yra labai didelė prabanga. Ilgai liūdėti yra labai didelė prabanga. Tu degini labai daug energijos. Tu atiduodi labai daug savo vidinių resursų, kurių negali nupirkti už pinigus. Šios dienos energija yra tik šios dienos. Ir šios dienos laikas yra tik šios dienos. Ateis rytojus, tu jau nebenupirksi šitos dienos energijos, šitos dienos laiko. Neįmanoma už jokius pinigus. Ir žmogus, kuris su savim dirba, jisai pradeda tą suvokti, realizuoti, kad man kenkia mano fiziniai sveikatai, kenkia mano psichikos sveikatai. Kodėl aš ją laikau? Jisai pradės stumti ją lauk, nes jisai suvoks, kad tai trukdo jo fiziniai psichiniai sveikatai. Pavyzdžiui, jeigu mes norim sveiką širdį turėti, tai viena iš sąlygų yra ta, paleist nuoskaudas. Jeigu širdį daug nuoskaudų, širdies organas silps. Tai va, investuokim į savo psichikos sveikatą, nepersidirbkim. Žmonės, kurie persidirba, jie automatiškai labai greit supyksta ir jie labai greit įsižeidžia. Čia jau kaip pilna sąsaja yra. Tai žiūrėkim su persidirbimais, žiūrėkim, kaip ryte praleidžiam laiką, žiūrėkim, kokias naujienas mes žiūrim. Čia bus atskira tema, bet aš tik taip trumpai. Ką mes į galvą dedam? Jeigu dedi neigiamas naujienas, per scrollinį ten Facebook'e, dar kažkur dedi galvą neigiamas naujienas, ta tavo psichikos sveikata silpnėja, pas tave daugiau negatyvo atsiranda. Tu greičiau įsižeisi, tau visas pasaulis juodesnis atrodys. Lygiai taip pat ir kūnas, jeigu tu jo nemankštinė, jeigu tu jo
limfos nejudinė, jeigu tu nepasportuoji, taip, tai automatiškai ir nuotaika prastėja. Daugiau įtampos kūne, daugiau įtampos prote. Daugiau įtampos prote, greičiau užsigauni. Ir taip toliau. Čia aš nesiplėsiu, bet kelkim savo fizinę sveikatą, psichikos sveikatą ir pamatysim, kaip bus lengviau atleisti nuoskaudas ir pamatysim, kaip mažiau įsižeidinėsim. Toliau antras laimės lygį sudarantis komponentas yra santykiai. Taip. Kuo santykiai daugiau laimės neša, tuo žmogus mažiau užsigaudinėja. Tai yra faktas. Žmonės, kurie turi gerus santykius šeimoje, jie darbe mažiau užsigaus. Nes jie jausis pilnaverčiai, prisipildę laimės. Arba ne tai, kad prisipildė, bet pakankamai, kažkokį kiekį turintis. Ir santykiai yra tokia sfera, kur labai dažnai yra galvojama, kad jie natūraliai lipdus. Santykiai, kaip yra, kaip medis, auga, šitame sode, pats auga. Nereikia nieko daryti, pats auga. Tai čia irgi yra problema, kad dažnai žmonės nesupranta, kad santykiai yra kūrybinis procesas, trunkantis absoliučiai visą gyvenimą. Jeigu tu į santykius investuoji, tu turi daugiau laimės, tu mažiau užsigauni ir greičiau atleidi. Mažiau, kaip sako liaudis, mažiau į dūšią priimi viską. Ir jeigu šitas būtų suprantama, tai tikrai būtų daugiau skiriama laiko ir dėmesio santykiam. Ir kaip santykius investuoti, kaip juos kur, čia atskira bus tema, aš tik tais kaip pavyzdį, kaip antrą komponentą investuokim į santykius. Ir jeigu, aišku, yra matom, kad pas kitą žmogų kaupėsi nuoskaudos, eikim, klauskim, nagrinėkim, stenkimės dėl kito žmogaus, stenkimės dėl savęs, bet prižiūrėkim santykius, skirkim laiko santykiam. Kartais žmonės skiria labai daug laiko profesijai, lėšų uždirbimui, apleidžia santykius, tada santykiai pradeda byrėti, tada ir tas darbas nebeneša tiek laimės, ir sveikata pradeda byrėti, psichikos sveikata pakrinka. Tai čia yra labai labai svarbus komponentas, jisai, kaip pasakyti, dar klausimas, kas daugiau atneša laimės, ar santykiai, ar ta sveikata. Taip, čia gal sakykime, jie yra labai labai svarbus. Ko gero santykiai be abejo daug atneša, bet vėlgi, jeigu sveikata pakrinka ir santykiai mažiau neša laimės, ir taip toliau, greičiau genda. Bet investuokime į santykius. Ir jeigu darbe arba mokykloje kažkas tave užgaulioja, jeigu tu turi namuose gerus santykius, tave mažiau sugebėsi užgauti ir tu sugebėsi greičiau paleisti. Tai va. Ir lygiai taip pat, jeigu tu darbe turi gerus santykius ir su draugais turi gerus santykius, tau bus biški lengviau bus pakęsti namuose daromus įžeidimus ar užgavimus. Bet pagrindė tai yra susijęs su šeiminiais santykiais. Yra pastebėta, kad žmonės, kurie turi apsitvarkę šeimos santykius, jie mažiau įsižeidžia, jie mažiau užsigauna ir jie lengviau paleidžia nuoskaudas. Dėl to, kad jie yra prisipildę. Toliau trečias laimės komponentas, tai yra darbas. Darbas, pinigai. Yra pastebėta, kad žmonės, kurie realizuojasi profesijai, kurie yra laimingi savo darbe, jie mažiau užsigauna ir jie lengviau paleidžia nuoskaudas. Dėl to čia patarimas yra dirbti savo mylimą darbą. Tai yra labai labai svarbu. Jeigu tu dirbi nemylimą darbą, tu labai užsigaudinėsi. Nes tu pastoviai išgyvensi diskomfortą. Tu pastoviai išgyvensi, kad tu kažkaip nesiskleidi, kad tu kažkoks vergas vos nesi, kad tu prievartauji save, tavo pasąmonė bus nelaiminga. Laimės trūks, net jeigu ir santykiai bus geri šeimoje, jeigu tu dirbsi tai, ko nemyli, tu nebūsi laimingas.
Net jeigu tavo sveikata bus gera, jeigu tavo santykiai šeimoje bus geri, bet jeigu tu dirbsi nemylimą darbą, tu nebūsi laimingas. Nes darbas užima trečdalį paros. Ir jeigu tu 8 minimum valandas, taip, tu darai tai, ko tu nenori, ir po to dar grįžęs vis tiek apie tai mastai, tu nebūsi laimingas, tu jausies nepilnavertis, tu jausi kažkokią įtampą, vakarais prasidės pavalgymai, filmų žiūrėjimai, gali atsirasti noras, kaip pasakyti, į azartinius žaidimus eiti, svetimoteriauti, svetiviriauti ir taip toliau, saldumynus kimšti ir taip toliau ir taip toliau. Kažkaip kitaip kompensuoti tą skausmą, kažkaip tą nelaimingumo jausmą, kurį gauni darbe, užglaistyti su kita laimė po darbo. Tai sakai. Ir toks žmogus, jisai žymiai stipriau užsigaudinės, žymiai giliau laikys nuoskaudas ir žymiai sunkiau paleis nuoskaudas. Tai čia yra labai labai svarbus dalykas. Ir ketvirtas dalykas, ketvirtas faktorius – draugai. Tai žmonės, kurie turi draugų už šeimos ribų, turi bent vieną draugą, 2 draugus. Jų aišku laimės lygis yra didesnis nei tas, kuris visai draugų neturi. Ir automatiškai jie mažiau užsigaudinėja. Šitas faktorius irgi yra svarbus. Tai yra draugai. Draugai. Ir ketvirtas faktorius yra 5 faktorius jo yra, tai buvo sveikata, buvo santykiai, darbas, draugai ir 5 faktorius yra dvasinė praktika. Čia irgi yra labai rimtas dalykas. Jeigu tu užsiimi dvasinę praktiką, kad ir labai nedaug, tu būsi laimingesnis. Yra daug tyrimų padaryta, kaip koreliuoja, aš pats, kai studijavau psichologijai, aš nagrinėjau svaigalų sąsają su alkoholio ir tabako vartojimu. Ir daug tyrimų rodo, kad kuo žmogus yra religingesnis, kuo jis daugiau užsiima dvasinę praktiką, tuo mažesnė tikimybė, kad jisai naudos svaigalus. Aš ten dariau apžvalgą literatūros tais laikais čia prieš daug metų, kai magistrinį darbą rašiau šitą temą. Ir ten buvo koreliacija labai, kaip pasakyti, gili. Nes dvasinė praktika, jeigu tu iš vidaus pradedi, čia bus atskiras įrašas, bet jeigu tu iš vidaus pradedi semtis vis daugiau laimės iš savo ryšio su Dievu, su šventaisiais ar su kokiais nors mokytojais, bet tokia laimė, nekainuojanti nieko laimė, vidinė laimė, jinai padeda, labai padeda nuoskaudas atleisti. Aš darysiu atskirą įrašą tą temą, nes aš labai stipriai propaguoju, būtent, kad žmogus užsimtų dvasinę praktiką, nes tai sprendžia labai daug problemų. Jeigu žmogus dirba su savim, mezga ryšį, jam žymiai lengviau atleisti nuoskaudas. Mes turime gerą pavyzdį Jėzaus Kristaus, kuriam nesiformavo nuoskauda, kai jį kalė gyvą prie kryžiaus. Jūs galite įsivaizduoti. Dabar delną kažkas pravertų su adata, tai mes tą žmogų visą gyvenimą atsimintume. Visą gyvenimą. Mes su juo nieko bendro nenorėtume turėti. Ten kalė vynis. Ne į vieną ranką, į 2 rankas, į kojas, o per kojas tai ne taip kaip per delnus. Atsisėdę paukščiai iškapojo akis, plakė. Ir jisai sako, viešpatie, tu atleisk, jie nesuvokia, ką daro. Kažkas tokio. Jam nesiformavo nuoskauda. Galime įsivaizduoti, koks tai yra lygmuo. Ir kitų religijų šventieji, kai juos skriaudė, jie neišgyveno nuoskaudas. Nes jeigu mes turim ryšį su Dievu, ar su kokiom aukštesniem būtybėm, ar su šventaisiais, tas ryšys, jeigu jis yra gilus, jeigu mes jį išvystom gilų, jisai duoda tiek laimės vidinės, kad netgi vinis, kiaurai einantis ranką, nesukuria nuoskaudas.
Tai čia aukštas lygis. Bet mūsų lygyje tas vinis gali būti kažkieno žodis, kažkieno kritika, kažkieno pažeminimas. Tai gali sukurti, bet ta vidinė šviesa, ta vidinė laimė išplaus tą skausmą greičiau, negu tu nepraktikuotum. Tai va, jeigu mes norime paleisti greičiau bet kokią būsimą nuoskaudą, be abejo susiformuos, nes mes visi turim savimeilės. Nuoskaudų priežastis yra savimeilė dažniausiai, egoizmas. Jos bus, bet jeigu mes norim greičiau paleisti būsimas nuoskaudas, greičiau paleisti esamas nuoskaudas, tai patarimai yra tokie: gerinkim fizinę, psichinę sveikatą, investuokim į santykius, susikurkim santykius šeimoje, kuo geresnius. Organizuokim gyvenimą taip, kad dirbtume mylimą darbą. Turėkim bent vieną draugą ir užsimkim dvasinę praktiką. O šitie 5 dalykai, jeigu nors truputį, kiekvienam iš šitų 5 sferų mes pakelsim lygį, mes žymiai lengviau paleisim nuoskaudas ir jos žymiai sunkiau pas mumis formuosis. Mes būsim daug atsparesni. Tai va, tokia būtų tema. Kaip nuoskaudos koreliuoja su gyvenimo laimės lygiu. Nes šitos 5 sferos, tai yra fizinė, psichinė sveikata, šeima, profesinė realizacija, draugai ir dvasinė praktika, šitos 5 sferos sudaro mūsų laimės sąskaitą, mūsų laimės taupyklė, mūsų laimės kraitis, mūsų laimės lygis. Kuo mes ten daugiau investuosim, tuo lengviau nuoskaudas paleisim ir tuo būsim atsparesni būsimom nuoskaudom. Atsparesni prieš formavimąsi ateityje nuoskaudų. Tai va, tiek norėjau pasidalinti, ilgesnis įrašas, bet labai svarbi tema. Apie kiekvieną iš šitų aspektų ateityje pašnekėsim, tikiuosi. Va, ir pradėkim nuo šiandienos. Pradėkim investuoti santykius, daugiau praleisti su savo artimaisiais laiko, labiau juos įsiklausyti. Investuokim į psichikos ir fizinę sveikatą, nors 5 minutės dadėkim. Atraskim laiko dvasiniai praktikai ir tobulinkime save darbe. O jeigu dirbam nemylimą darbą, stenkimės iš visų jėgų kažkaip pereiti į mylimą darbą. Ir tai padės labai stipriai. Tai sėkmės mums visiems tobulėjant. Iki kitų įrašų. Iki.